Ką tu čia? Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš Nulas ir šiandien mes žaisime Garry's Mod. Jej! Tikrai po ilgas pertraukos ir kaip matėte, mano 20 subscribe proga išgelbėjo mane nuo ilgų video nedarimo. Tai tikrai negalėjau daryti video ilgai, skyrus tą 20 subscribe progą. Nebuvo galimybė tiesiog kalbėti ir Garry's Mod aš, bet kaip matote, tie juodumai, tie pakrekintas žaidimas, kažkokia nesąmonė, va tie juodumai, kaip matote, man jie pačiam nepatinka, tai nežinau, dėl to labai nepykina ant manęs. Tai vat, ir šitas durnelis, ką čia veikia, aš nežinau tikrai. Norėjau surinkti žinias, bet jis man viską sutrukdė, tai suplanavau sukurti šitą video. Taigi, kaip žinot, Garry's Mod yra prikolų tiesiog žaidimas, tai mes per šitą žaidimą taip pat ir paprikolinsim. Taigi, manau, pradėsim prikolinti. Taigi, išlipam iš savo kėdės. Ir palaukit, kur čia kamera, va. Viskas, nebėra. Tai čia buvo mūsų pirmas prikolas, šitas ką čia veikia, nežinau. Ir jeigu sakot, kas nežino šitas žaidimas, tipo netikroviškas, tai tikrai tikroviškas ir parodys kelius pavyzdžius. Vienas iš pavyzdžių, tai kaip matote, šitas kompiuteris turi Steamą, ten kaip matote tos mažiukas, jei jūs matote. Ir va čia kažkokia lentelė. Ir ten mirksi lemputė ir aš negaliu su juo pažaisti Fortress 2, todėl ką man toks kompas. Tai sulaužau kompiuterį visą, tegu nebūna. Na ir štai, ir ką mes čia galėtume padaryti, tai tikrai daug ką. Iš pradžių sulaužysime telikus ir viską. Diagramas gal paliksim kažkokias tai. Tai, kaip matote, čia yra žmonių, mašinų, ginklų, tai galima pasiimti AK. Iš CS, tikrai geras ginklas. Ir štai, va. Ir viskas. Ir kaip matote, čia per CS, tai taip nebūna, bet čia taip. Ir pasiėmė, štai. Ir išlendi pro stiklą. Tai čia gana įdomus žaidimas, tikrai mes daug ką patirsim. Vat galim dabar pavažinėti su mašina. Darykit vargus. Važiuojam! Važiuojam, traukitės visi. Kur čia? Va. Spaninas žvalgo. Pasiemu tą, kai sienu. Jo, čia gana įdomus žaidimas. Reikas tokio norit, bet jeigu norit, aš galiu jums įdėti linką, bet jis bus su va tokiais vakrekais, kaip matot. Tokių dalykų aš nemėgstu. Manau, kad šiek tiek per garsiai žaidžiu, todėl pastylinti reikia. Va, su Z raide ištrinu daiktus. Ir va, su šitas, nepykit, čia eroras, man to dalyko nėra. Ir va, kaip matote, su šito ginklu galite vardyti, pavyzdžiui, šitą kažkokį zombį rėkinti. Visai, va, pasiemat, pasiemat, ištėsėt kojas, tenais padaro taip, va, čia jis ką, nugarą kasus. Va, taip ištėsėt, va, taip padarot, va, taip padarot ir viskas, ir va, jūsų zombis. Išstrigau, va. Tai su V raide galit nuo klip varyt. Kaip kokie čyteriai. Jo, taip, va. Kaip matot, ką tu. Ir taip, ką norit daryti su visais galit. Ir manau, kad šitas geimas tikrai įdomus. Yeah! I love kamuoliai. Visus reikia suvalgyti. Visi narkašinam. Prisiriejam kamuolių. Ir kaip matot, paspaudžiu, kamuolys dingso, tai man tiesiog papildo gyvybės. Kaip matot, aš jau turiu 150 gyvybių. Tai galiu būti neįveikiamas. Prisipildyt atliekas jau būti neįveikiamas.
Tai jo, ką aš čia norėjau padaryti, pasipildyti garsus. Ne, per tyliai. Tai nepykit, kad anksčiau nenusiderinu, man tai viskas normaliai, bet kaip mačiau, kaip filmuojasi. Nežinau, dar biškį garsiau, man atrodo, geriau būtų. Nu va, manau gerai. Jo. Tai vat pasiėmut, vat, kaip matot, čia pompų yra nemažai. Biurose, kaip visada žinot, tai pasiėmut va duplikatorių. Duplikatorius yra kopijuot. Tai dešiniu belės mygtuku paspaudžiate ir kairiu kopijuojate. Tai vat, daugybė neveikiančių telikų prispauninam vienon vieton. Taip, gerai, ir pasiėmam. O, ne. Būčiau miręs turbūt. Gerai, tik tiek buvo neišneštų. Tai po to galėsim pažaisti su zombiais tenais, gal net ir šiandien. O, žiūrėkit, besmegenis. Va, viskas dabar begalis. Tai čia daug, kad tikrai galima paveikti ir mes, manau, paveiksim tikrai nemažai ką. Pavyzdžiui, pasisupsim ant karuselių. Wow. Biški karuselė, žinokit, nekokius. Op. Daug pasisup. Aš noriu pasisup. Va. Durnius. Neleidžiu pasisup. Gerai, vat galit pasimti ratą. Ir kažkur tai važiuot. O jeigu norit, galim padaryti mirties ratus. Nežinau, kaip man pasiseks, nes aš jau senai dariau. Žinokit, tai nežinau, kaip man čia klius pasisekt. Nu, žiūrim. O, tikrai neblogai pasisekė. Nes dabar užėjęs į va šitą viduriuką aš mirt turėčiau. Pagal viską, nors man tik nedaug gyvybės, bet vis tiek. Ne, nemiriau. Tai reikia daugiau erdvės. Va. Štai, dabar turėtų būti gerai. Vis tiek ne. Nežinau, per aną man buvo pasisekę, kai turėjau, bet kaip žinot, ta prasme, aš turėjau 13 metų Garry's Mod, bet jisai man kažkodėl, nežinau, kažkodėl neveikia. Dabar veikia tik šitas, o M-kę, gerai, galėsim pažaisti, dabar kokį ginklą jam galima parinkti. O va šitas žiauriai sunkus ginklas. O fuck, kad matėt, iškart mane nudabė. Ir mes jam tikrai spėsim atsikeršyt. Kartas mano ginklas, va. Čia nais ir va, ne. Ne, iš vis pasimsiu va šitą. O dabar tai pavarysiu. Tai čia galima ir serveris, bet mano nelegalas. Va, kur tu? O, koks aš netaiklus. Eik tu savas, mane 2 kartus nužudė. Nu gerai, dabar tai jam klius. Kokį man ginklą pasimt? Nenorim šito galingiausio, nes jisai tikrai labai galingas. Noris biškį ir su levesniu varyt, nors jisai turi tikrai gana gerą ginklą. Kur jisai užmiršau netgi? Ne, ten besmegenių galvą ištaškiau. Jis kažkur rate, manau. Panašiai, kur besmegenių galvą ištaškiau. Į mane kažkas šovė. Va, kur jisai. Ate. Tai man, čia va tas ginklas man taip atrodo, nes visą laiką tai buvo. Gerai, tai galim paimti. Ne. Galim 357 ginklą paimti, tai būtų toksai kaip revolveris, taip sakant. Ir čia bus mano komanda, tada pasiemam va šitą, čia bus mano medikas su tokiu va tokiu automačiuku, kaip sakant. Na ir gerai, čia bus maniškė komanda, o čia dabar bus ne maniškė, bet jie bus su tais gerais labai ginklais. Tai juos gal geriau toliau spavninti, nes jie dar mane užsipuls. Gerai,
Gerai, gerai. Viens jau mane taikas, kaip matau. Bet nemanau, kad iš taip toliai jis mane pataikys. Nu gerai, manau, užtenka jų komandai. Tiek ir ką, jie manęs neseks, man taip atrodo. Ar seks? Gerai, seka mane tik medikas. Nu, jie apsauginiai tokie, kaip bus. Gerai, kokį mes ginklą imam, nes man CS:o ginklai labai patinka. Tai aš gal imsiu šitą ginklą. Žinokit, per CS:ą jis kai kam lėvas. Bet žinokit, per šitą Garas modis tikrai labai geras. Tai ir einam. Kur tas medikas? Negi man vienam reikia susitvarkyti. Tu eik paskui mane. Arba nužudysiu. Kaip per tuos policininkus. Tipo. Tai jie čia vis dėlto. Nebus lengva. Vienas nebėra, kaip mato, tikrai labai stiprus ginklas. O šitam headshot'as. Bach. Eik tu savo. Nemačiau, kad jis už kampą. Ui! Kokia aš vietą atsiradau? Eik tu savo. Rimtai, čia nais jau žiauru buvo. Gerai, kur tas ginklelis. Štai, dabar taip pavarysim. Tikrai durnoje vietoje atsiradau. Išsitaisom, čia man medikas davė kažko tai, bet nežinau, kaip man pasigydyti. Tiksliai. Negyvas. Negyvas. Gerai. Eidam toliau. Tai čia. Fuck. Kaip jam taip sekas. Dė. Kaip matot, aš dabar labai feilinu. Bet dėl to nepykit. Dėl to, kad jie pas juos yra labai geri ginklai. Kaip matėt, labai daug kerta. Po daug atima ir aš iš jų negalėčiau pašaudyti. Ne. Man reikia susirasti langą, pro kur galėčiau šaudyti. Nes pro langą geriausia. Medikė, tik čia. Tik čia. Reikės pagalbos juos išžudyti. Jie kaip mato, čia kaip tikroviškai mato, taip tichida, jie tipo manęs nemato. Nors iš tikrųjų manęs nemato. Gerai, medikė. Bandau paskui, kaip per Tomportis 2. Ai, tu savo. Pas jį tikrai geras ginklas. Taip. Ja. Ne tą pasiėmiau. Fuck. O ne. Ir kaip matėt, šitiem tikrai nemažai laifų. Kaip matėt, headshotą, daug sutaškiau headshotą jiem. Ir tikrai medikė patik čia. Jeigu medikas žinotų, kiek man laifų. Tikrai, jeigu medikas žinotų, atsiprašau, kad užkimęs. Gal pagydysi? Nelemtas medikas. Tai jeigu gal aš ir nežinau, pasakykit, kaip ten pasigydyti šito pagalba mediko, bet aš gal geriau pasigydysiu kamuoliukais šitais. A jis čia mane gydo ar ką man duoda? Kažkokį jis man vaistinėlę. Kažkaip turiu pasgydyti, bet kaip? O to tikrai atsisori nežinau. O, 102, okei. 2 laifas tik tais. Nu ką, jūs tinginiai, dabar bus tikrai gera kova. Nes jie čia bus. O, kodėl iškart mane? A jie kovoja išvis? Ar pas jie nešaudo su šitais ginklais? What the heck, jie nešaudo su šitais ginklais? Kodėl? Ne, aš taip nenoriu, kad taip būtų. Dabar pasimsim... Ne, diglas. Va, diglas.
Eik tu savo, jie tikrai stiprus dabar. Todėl pasimsiu M-kę. Ir aš būsiu stiprus dabar. Tai kaip mato, čia nepykit, su nuo klipų varinėja, bet tikrai ilgiau uždėlščiau. Nu, tiesiog ilgiau užtrukta, jeigu aš varinėčiau be nuo klipo. Čia nais visur. Va, gerai sugalvojau. Siemat. Bam. Fuck. Net ir taip nesugebėjau nužudyti, tikrai, atleiskit, aš neprofus tokiam dalykui daryti. Bet žinokit, aš jūs šiandien biškai parodau, ką galima per garismą gero nuveikti. Oh shit. Norėjau pasimti M-kę. Apsupsiu, ar neįmanoma. O, čia tu medikė. Gerai, tu mane gydyk. Aš jo šaudysiu. Vienas pašautas ir jeigu jums, pavyzdžiui, neįdomu, tikrai sorry, pasakykit, ką galėčiau nuveikti, nes šiandien tikrai daug ką galiu nuveikti. Jūs pasakykit, kas jums įdomu ir aš tą padarysiu. Jis toks netaiklus ir aš toks netaiklus. Pasirodo, kad ir aš toks netaiklus. Ir jisai už mane taiklesnis. Nu gerai, viskas, dabar jau bus šakės jums. Dabar tai jau jam... Ai, va suskilęs langas. Gerai, užlipom ant lango. Stay ahead! Bum. Headshot'ų tikrai nemažai svariau. Nu jo, čionais gana įdomus žaidimas, tik tai nebūtent kauti šiandien galima išstatyti savo namus. Pavyzdžiui, galim pastatyti kriauklę. Ir va taip, pavyzdžiui, sukti daiklą aplinkui, aš to nemoku, tai jeigu kas žino, tai parašykit, ką reikia spausti, tikrai to nežinau aš. Ir manęs labai nepykit. Tai jo, čionais gali būti mūsų tualetas. Jo, va. Nežinau kam, bet kažkam suoliukas čia bus pastatytas. Čia tiesiog veikia, kas sau nori. Todėl, jo, čia užtat ir yra, kaip matot, top vadu ir negaliu aš jų prispaninti, nes manau dėl to, kad aš neturiu legalo. Manau, kad dėl to. Aš šitų jo galiu. Tai vat, turėjo žmonės susimokėti už tai, kad plauna, ne, už tai, kad sėdi. Va, turėjo susimokėti. Aš ne. Va, geriausia. Siemi ir... Nu. Gerai. Pabandom padaryti paprasčiausiai taip. Galiu paklausti, kas čia per kėdė? Kas čia per kėdė? Kakot? Eik tu savo. Gerai. Telikas. Čia mikrobanginė. Telikas. Ar mikrobanginė? Nu, koks skirtumas bus telikas. Jei čia mikrobanginė, aš jį pavirsiu teliku. Nežinau, kas čia. Ir manau, kad mums reikės arbūzą. Čia galim perskelt, dar perskelt ir dar perskelt. Ai, dar va šitą gabaliuką perskelt. Matot, jau daug dėlių padalinau. Arbūzą, tai mes tiesiog galim jų prispaudinti daugybę. Ir mes grojam ant jų. Šaliai valiai. Bum! Biškai sulagino, kaip matėt. Bet čia nes buvo arbūzų taškymas. Kaip matot, arbūzų pilna. Gaila, tik tai nėra tų raudonų visokių. Kas čia? Kas čia? Čia tipo, kur gydymo ar melo detektorius. Va, geras. Šitas geras. Man šitas patinka. Va. Va, yeah. You know what it is. Nėra juodos, yra geltonas. Garry's Mod. Ir jeigu kam dar įdomu, kodėl, ta prasme,
kodėl jis pavadintas Garry's Mod, tai tiesiog tas žmogus, kuris kūrė, jo vardas buvo Garys. Man taip atrodo, nežinau, ar teisybė sakau, bet man taip atrodo. Ir tiesiog jisai dėl to ir sukūrė šitą. Tai kaip matot, mūsų ofisas jau labai sunaikintas. Ir nežinau, manau, jau greit baigsiu filmuoti, nes tikrai jau nemažai užsifilmavom. Ai, dar vieną dalyką, prieš baigdamas laidą, ne laidą, video, prieš baigdamas video paleisiu ferverkus, tai galit kažkas dar pažiūrėti, kaip tie ferverkai daromi, jei kas nežino, bet matau, kas žaidžia Garry's Mod tikrai nemažai kas žino. Tai mums reikia šito, dar kitaip gaminama, tik po to pažiūrėsiu, čia lengvasis gaminimas, taip vadinama, jei norit gražiau, galit kitaip pasigaminti. Tada mums reikės šitų toaster kažkokių. Toaster, čia pati, ne, tik neištaškysim. Padedam, arba kaip matot, nuo jos sklenda tokia kaip mėlyna energija. O ne, tik neapvirsk. Gerai. Dabar mums reikia pasimti duplikatorių, kaip jau sakiau, duplikatorius yra kopijavimo mašina, taip sakant. Nu, ne mašina, o kopijuoti daiktus. Toks kaip dalykas, kuris kopijuoja daiktus. Nežinau, kaip gausius, tikiuosi gražiai. Ir galai grožėkite šitais. Grožėkite šitais ferverkais. Tai gerai, 7. Na ir ką? Atsisveikinu tada su jumis. Tikrai man patiko filmuot Garry's Mod, tikiuosi ir toliau tai bus. Planuoju surinkti kažkokių žinių, ta prasme žinių epizodą per Garry's Mod. Bus žinios. Tai ir ką? Malonaus žiūrėjimo į ferverkus ir ate.